Tai labas rytas, esu prie futbolo stadiono Jan, 7:16 min. Autobusas nedavežė iki kur norėjau, tai reikėjo atsiteleportuoti savaip, tavom kojom. Vis gavau signalas iš smegenų, ką tu darai, eik miegot, kodėl čia keliesi, tu nenueisi iš viso, tai prisiverčiau, šaunuolis. Gaila, Jan stadiono labai nesimato, bet tas rūkas irgi toks fainas. Pradedu tada jau savo kelionę, kaip sakant. Nusistatom Stravai įėjimą, GPS-as ieškamos, žiūrėsim ar per debesį surasta GPS-ą. Pradedam tą savo žygį. Nėra labai šilta, aš tikėjausi, kad eisiu kažkur, nežinau, rugpjūčio mėnesį, gavosi finalė dėl visų orų, kad einam rugsėjo pradžioje, 1 rugsėjo savaitgalį. Tai oras toks šiuo metu, 11 šilumos. Labai šilto nėra tikrai, bet sušilsim beidami. Kažkiek apie stadioną, ką galiu pasakyti, kažkiek turiu pasirašęs faktą, ašgi neatsiminsiu visko. Tai futbolo stadionas jau keliolika kartų minėjau. Atidarytas buvo 2015 metais, iš pradžių kitokiu vardu, rėmėjo vardu. Dabar jau Jan stadionas, futbolo klubui garbiai pavadintas. Varžybas galima vienu metu žiūrėti 15 000 žiūrovų. Tai nėra labai didelis, bet nėra labai mažas. Komanda SSV Jan, SSV Jan Regensburg. Šiuo metu nežaidžia labai gerai, labai nesiseka. Video pradžioje buvau pasižymėjęs, kad žaidžia 2 lygoje, bet pasirodo jau nukrito, jau žaidžia 3 lygoje. Šiuo metu yra 13 vietoje. Tai kągi, kaip jau minėjau, tada pradedam, einam į tą pusę ir žiūrim, ką turim. Į dienos pabaigą, jeigu viskas pasiseks pagal planą, tai turėtume praeiti ne per toliausiai nuo šito renginio. Pavadinkime jį vietinės reikšmės Oktoberfestu. Irgi yra 2 palapinės ir yra alaus, dideli bokalai, litriniai, šniceliai, visas kitas ir atrakcionai. Tarp kitko, tas faktas, kad aš nuėjau 50 metrų ir jau jaučiuosi padusęs. Gerai ar nelabai? Pusryčių nevalgau, bet pasėmiau jau tokį naked sveiką batonėlį. Sveikai ir atrodo, ne? Jau, manau, reikia kažką suvalgyti, nes sunku darosi, o dar tik tais kilometras kažkur nueitas. Dabar einu palei miesto pagrindinę ligoninę, universitetinę ligoninę. Buvau ten pasukęs truputį į šoną, bet nenufilmavau, nes nebuvo ką. Google žemėlapėse čia matosi, galime matyti, kaip kur malūnsparnis nusileidžia. Nes jis čia labai dažnai skraido, bet ten tvoros visur. Taip kad pamiršk tą malūnsparnį, nieko negausi. Labai didelė ligoninė, įdomi tokia senoviška. Jo, einam toliau. Varną norėjau nufilmuoti didelę gražią. Nuskrido bjaurybė. Šiaip miestelė čia dabar jau vidury, tai buvo žiauriai karšta. O tik išėjus, čia laukus atvirus, biški vėjaukus pučia, biški vėsų pasidarė. Biški nusiraminau, galvojau, kaip čia per autobaną reiks pereiti. O va, tiltukas. Dabar jau autobanas. Tai jau dabar galėsim lėkti be greičio apribojimų. Tai kadangi aš čia kažkur laukuose dabar einu, tai galima gal kažką biškį ir pasakyti, kas tas Regensburgas iš viso yra, kas čia per miestas.
150 000 gyventojų čia yra, iš kurių apie 30 000 yra universiteto studentų. Ir universitetas yra kaip technologijų mokykla. Kur yra Bavarija, yra alaus šaly, 125 km nuo Müncheno, 111 nuo Niurnbergo, tai taip maždaug vidury. 2006 metais buvo pripažintas UNESCO paveldu, ne pats miestas, bet jo senamiestis, nes senamiestis labai gražus yra. Daugiau tų faktų gal bus vėliau, kai kažkur prieisim, bet šiaip atvažiuokit, aplankykit, labai gražus miestas, senovinis ir alus skanus. Daugiau nieko nereikia. Šlybank. Jau čia lipu ten žemyn ir atsigersiu vandens, pasidarysim trumpą pauzelę. Tik nenukrysk, ožiuk nuo kalno. O. Kažkas jau nukrito, čipsų pakelis. O ten dar fainiau. Kas čia per upė iš viso yra? Čia yra Dunojus, lietuviškai turbūt vadinasi. Angliškai Danube, vietinių kalba, vokiečių kalba Donau. Antra ilgiausia upė Europoje, 2857 kilometrai. Teka per daug šalių, teka per Vokietiją, Austriją, Slovakiją, Vengriją, Kroatiją, Rumuniją, Serbiją, Bulgariją, Moldovą ir Ukrainą. Teka ir išsimaudyti kelis kartus, vanduo nėra labai šiltas. Aš suvalgau bananą ir einam toliau. Varatiklius nureidą ištisai valausi. Miškais čia kažkokiais takeliais einu. Ir tie varatinkliai daužo veidą. Jau nuėjom 6 kilometrus. Nei daug, nei mažai. Nors šiaip ką aš čia kalbu iš viso mažai. Iš 46 tai čia mažai. Muzika groja kažkur apačioj. Bet negaliu palikti pažiūrėti. Nieko nesimato. Sakė good morning sunshine. Ką žinau, ar čia tas morning, kiek čia jau gaidys gieda. Bet čia man atrodo tada muzikoje tai. Žiūrėk, čia kempingas, čia turbūt dėl to good morning sunshine. Geras. Pasislėpėm miške. Už tvoros. Ir gal ten kokią jogą daro ar kažką tokią. Dabar dainuoja Guten Morgen. Prikolas. Ten apačioje gal ir baseinai tokie mėlyni matosi. Ir žmonių matau ir maudosi. Jiems šilta. Man irgi šilta. Aš irgi bėgu. Vup. Pažiūrėkit, koks tiltas. Kokio dydžio tiltas. Žiūrėk, tvora, čia man iš tikrųjų negalima taip paeiti. Taigi aš vietinis. Po tą tiltą, tai irgi yra man žmonių lygtais minėję, kad su to tilto statymu kažką susijęs turi vienas žymus istorijoje Adolfukas. Bet pasirodo ne, bent jau Google sakė, kad ne. Yra jisai susijęs su vienu tiltu Regensburge, netgi jo vardu buvo tas tiltas pavadintas iki ten karo. Ir paskui jį nugriovė per karą ir jį kai atstatė, tai jį pavadino kitokiu vardu. Tas tiltas yra A3 kelio tiltas. Jis yra 930 metrų ilgio, 43 metrai aukštis jo yra. Pastatytas tai buvo 1961-66 metais. Ir jau, kadangi apie tos tiltus jau ir kalbam, tai Regensburge pačiam yra labai žymus tiltas. Tas tiltas yra visose logotipuose, praktiškai visų firmų yra akmeninis tiltas. Jis yra pastatytas labai senai, 1135-1146 metais. Šalia jo, jeigu kažkada būsit prie to tilto, perėsit per tą tiltą, tai šalia jo yra seniausia pasaulyje dešrelių parduotuvė, restoranas, kaip jį pavadinti. Tenai jau 1100 metų gamina tas dešreles, tai jeigu kada būsit, užsukit. O ten matau žmonės žvejoja. Savaitgalis, ankstus rytas, kodėlgi ne. Yra ir tokių, kurie eina pasivaikščioti kažkur neaišku kur, 40 km.
Kaip sakot, nulipt tenai ar ne? Jeigu užstriksiu, tai jūsų kalti, youtuberiai. Geras. Bet nežinau, ar galima žemyn. Gal nebandysim. Jeigu užstriksiu, tai paskui liksiu čia visam. Nieks nežinau, kur esi. Wow. Žiūrėjau, grinai po tiltu stoviu. Fainai tie tarpai matosi. Bilda labai. Wow. Tu pažiūrėk, čia kopimas kalnais bus praktiškai šalmą reikėjo pasimti. Opa. Gerai, kad turėklai yra. Net ir mano mama nebijotų lipti. Mano mama bijo tik laiptų. Aukščio nebijo. Atsiprašau už juokavimą, mama. Tas kaimas va ten vadinasi, kaimas gal miestelis, vadinasi Sinzing. Tarp kitko, Sinzing rašosi Sinzing su Z, kaip Zoro. Vokiečių kalboje, vokiečių abecėlėje Z yra tariama kaip C, tai reiškia ne zebras, o cebras, ne Zoro, o Coro. Tai jeigu tavo pavardė Zukas, tai jau nusiteik, kad taip tavęs nieks čia ir nevadins. Radau uola kažkokia. Nebūčiau Samoškos video prisižiūrėjęs tiek daug, tai gal ir praeičiau pro šoną. Bet dabar tai einame vidų. Eigu, koks gyvūnas yra vidai. Panašu, kad nėra. Geras. Okei, ramiams čia. Čia karšta labai. Išlindau. Oi. Draugį nupirko sausainį. Sakė, suvalgyk. Su pistacijom. Išsilupam ir įvertinam, ar geras skonis. Oi, trūva. Kiek įvertinčiau? Kažkas tarp 7-8 iš 10. Skonas. Pizza box. Šiukšliadėžė picų dėžėm. Šalia normali. O čia tipo picų dėžėm. Nes čia matomai vasarą žmonės kimarina prie vandens, prie upės. Ir dėl to pizzas valgo. Paskui, kad būtų kur išmest, patogiai, tvarkingai. O kur aš čia esu, tai esu tokiam 2 upių susijungimo vietoje. Čia sako, bent jau Google galima šitą iš viršaus matyti, netgi kaip susijungia. Viena ten gal kokia labiau mėlyna, kita labiau rudesnė spalva.
Nuėjau jau 11 km, dar liko labai daug. Tarp kitko, jeigu yra žmonių, kurie vokiškus filmus žiūri, tai kur mes praėjom miestelis Sinsing, ten yra užaugęs vienas žinomas vokiečių aktorius, nusifilmavęs Eberhofer kriminalų 3, net lyg ir filmuose, Moritz Katzmai. Tai labai šiaip man patinka tos komedijos, aišku, kaip jau sakiau, reikia mokėti vokiečių kalbą, netgi gal reiktų sakyti, reikia mokėti bavarišką dialektą, bet juokingos geros komedijos tokios ūkiškos. Tai suvalgau savo bananą ir einam toliau. Tas didelis balandis vis dar skraido, o ten dabar skrenda. Jis kažkaip aplink mane ratai suka. Čia gal šitą negervė, o kaip tai vadinasi tie paukščiai, kur jaučia, kad jų to numirsi ir tave suėsti jie nori. Tai gal tai toks. Pažiūrėkit šitas stulpas, koks gražus. Kiek pripaišyta visko čia. Visokių šventųjų. O aš jau turiu 13,3 km nueita, 3 valandos 11 minučių. O, voverytė prabėgo. Voveryk, ateik, aš tave iškepsiu. Blyn, aš galvojau, kad aš jau ant to kalno esu. Man reikia ten ant to kalno viršai būti. Gal ir neatrodo labai aukštai, ne, bet žinot, ką atsiminiau? Kad aš Pokemonų kiaušinius ridenu. Tik žiūrėk, jau 10 kilometrų, tik sakė stoja. Jau čia viskas pastovi gražiai išridenta. O, 3. Gyvent galima. Tai jau prie šitą bažnyčios tokias kažkokios mažutės. Man patinka šitą Google Mapsai. Sakė žiemą. O čia vasara, jau, dabar jau žiemą. Nepasikliaukit Google žemėlapiais labai akivaizdžiai, nes va, nelabai suprantu. Ten lyg ir kelias, bet ką žinau, užrakinta. Pro apačią nepralysiu, per storas. Ką dabar atgal? Nu, nėra labai toli atgal, bet kad ten laukai, tai nėra jokio takelio, nieko nėra. Dabar, kur esu ant kalno, tai galima trumpai apžvelgti, kiek aš jau nuėjau. Nežinau, kiek ten labai daug matosi, bet ten kažkiek matosi didelis tiltas, po kuriuo filmavomės. Ten tiesiai turėtų matytis kažkiek televizijos bokštas. Tai galima įsivaizduoti, kad nuo jų kažkiek, maždaug gal ten, šiek tiek kilometrų į kairę buvo mano stadionas, mano pirmasis. Nu ir va, apėjom aplinką visur ten, čia. Ir dabar jau esu čia viršui. Ir turiu 15,5 km. Kiek valandų? 3 valandas 50 minučių. Aplėtėjo, man atrodo, man tempas, daugiau pauzę darau, bet jo, važiuojam toliau. Autobanas neturi greičio ribų.
senai Lietuvoje buvau. Yra tokių dalykų Lietuvoje. Bičių ir vabalų viešbutis. Aišku, ne sezonas. Visos bitės ir visi vabalai išsikraustė. Visi kambariai laisvi, kaip sakant. Booking'e galima bookintis. Halo. O, ir jūs čia? Geras, o dar galiu vieną faktą įdomų pasakyti apie Regensburgą. Regensburgė yra vienintelis pasaulyje taksų, ta prasme ne taksioro ir ne ten, ne taksiai, šuniukų su mažom trumpom kojom, muziejus. Ir jame galima pamatyti viską, kas susijęs su taksais, tai ten žaisliukai, porcelianai, viskas, atvirutės. Jeigu domitės taksais, važiuokite, aplankykite tą muziejų, o aš sėdžiu ir tikriausiai važiuosiu toliau. Su kuo važiuosiu? Su Peško mobiliu. Lemą pasirodo mikrofoną sugalvoju išsijungti, tai turiu video, kur aš ten daug apie viską kalbu, bet galimai bus biški netoks garsas geras kaip iki šiol. Ką aš kalbėjau, galiu dar kartą pasakyti, tai aš einu dabar šalia upelio upės Regen. Turbūt jau girdėjote žodis Regen, yra ir miesto vardyje Regensburgas. Ką reiškia Regen, vokiečių kalbos išvertus, tu netriukšmauk. Tai reiškia lietus. Ir aš visą laiką irgi galvodavau, kad vadinasi Regensburgas dėl to, kad čia lyja labai dažnai. Šiandien man pasisekė. Bet ne, iš tikrųjų Regensburgas vardas miesto yra būtent dėl šito upelio. Būtent tai ir reiškia tas Castra Regina, tai reiškia tvirtovė šalia Regen. O dar Regen tai yra asocijuojasi su žodžiu lotynišku lygtais regana, kas reiškia tekančio vandens dievaitė. Tai va tokia mistinė vieta, mistinis upelis. O šiaip prie tų upelių galima ir kartais surasti Biergarten. Du žodžiai, vieną turbūt žinote, Bier, alus. Garten reiškia sodas, alaus sodas. Alaus sodas yra labai fainas konceptas. Vasarį, tokiu metu, rugsėjo mėnesį irgi galima. Kažkur prie restoranų arba kažkur prie upių būna kartais pasidaro žmonės staliukai, padavėjai, atsisėdi ramiai, atneša tau bokaliuką alaus, gal ir kokių dešrelių, kažko užkast, pakalbėt, pabūt gamtoje, klasika. Tiem, kas nemėgsta alaus, galima ir Radlerio, susimaišyti Sprite'ą su alum. Sugadina alų, sakys dabar. Ne. O aš turiu jau nuėjęs 21 km ir 300 metrų. Judam toliau, kojytėm jau viskas, bet toks tas gyvenimas. Blemba, hebra, nežinau, kaip čia bus. 24 kilometrai, bet jau kojytėm visiškai viskas. Dabar su savim kalbu, kad sakau, 30 turiu įveikti. Čia yra būtinybė. O tada žiūrėsim, nes priekį matau kalną dar laukia manęs. Tai paspauskit like, gal pakelsit motivaciją. Ta prasme, kur aš čia papuoliu? Siena, kalnas, miškas ir eini va. Tikiuosi bus išėjimas, nes jeigu gal dar tenais reiks, tai bus apšilnė kažką. 25,5. Jeigu jūs būtumėt influenceris ir jums reikėtų turėti rėmėjų ir jums leidžia išsirinkti, kokio rėmėjo norėtumėt. Aš tai galvoju, gal norėčiau kokį Žemaitijos pieną. Sureliai man patinka. Jeigu surelių gautum dėžėjimą, štisai būtų fainai. Su aguonom. 26,5 km nueita. Sakyčiau, prieš pusvalandį buvo baisiau, dabar jau einu pabiški. Sustoja mašina, sako, gal pavežt? Sakau, baikit, čia ne tas, kur Australijoje tipo bėgo. Ai, tada sorry, sako, tada eik.
Bairis nebuvo taip iš tikrųjų. Tarp kitko, žiūrėkit, su kokia maikė vaikštau visą šitą kelionę. Representing, kaip sakant, už Lietuvą vyrai. Čia tvoros belė kokią dydžią, kaip kad lobį kokį saugotų. Tipo, negalima, mirsi. Bet dratos konkrečios, čia pažiūrė. Dratos visur. O tenai šiaip už tos tvoros tai turėtų vaizdas gražus būti, nes ten tokia ola ten. Bet alėje ten žvyrą kažkokį kasą ar kažkas tokio. Tik aš čia nežinau, kur aš čia taip nueisiu. Palei tą tvorą takelis kažkoks veda. Kokie kalnynai. Ten uola kokia gera. Mieste viskas, ne? Dėl to ir neleidžia man ten eiti. Sako, nusiversi durneliuk. Gal kažkurgi arčiau gausis prieit, kad matytųsi kažkas įdomesnio. Jūs rimtai, tai kaip man reikės dar nusileisti nuo to kalno? Nu, gražu, aišku, labai, bet kaip nuo to kalno nusileisti? Tolumoje matosi katedra. Galima sakyti bažnyčia, aš sakau katedra. Tai katedra irgi yra vienas iš labai svarbių šitą miesto objektų. Labai sena yra pastatyta, prasidėjo statybas 1200 metais ir užtruko net 600 metų ir dar dabar iš tikrųjų ten bišį tvarko. Ir pas juos choras yra berniukų ir tos choras berniukų, kiek žinau, lygtais pasaulyje irgi vienas yra seniausiai, jau 1000 metų kaip tam chorui yra. O dar kas yra įdomus faktas, Vokietijoje yra įvestas bažnyčios mokestis. Ką reiškia bažnyčios mokestis, tai jeigu tu tikintis esi, tai tau tiesiog atskaičiuosi. Apie 8% nuo algos nuskaito, tai pavyzdžiui, jeigu 50 000 per metus uždirbi, tai 800 eurų per metus. Viso gero, tiesiai šviesi. Ir nedaug tų tokių šalių yra, pasirodo, čia parašyta, matau, tai Austrija, Danija, Suomija, Islandija, Švedija ir Šveicarija. Galima, aišku, jie to mokesčio ir nemokėtų, tiesiog sakai, netikiu aš į kažką ten ir viskas būna tada tvarkingai. Reikia žiūrėti, tada galvoti, kaip čia nulipti reikės, nes čia jo. Papuoliau, įdomiai. Gal ten per kairę kur nors. Arba tiesiai, koks skirtumas. Dar finalui va tokį nusileidimą padarom. Sutikau žmonių viršai ir sakė, yra normalus keliukas, bet sakė 3-4 km, tai žodžiu, man netinka. Aš kalnų ožys, aš nusileisiu ir čia kažkaip. Galų gale gravitacija. Vienaip ir kitokiu atveju nusileisim. Man ten viršai, ant tos salos, prieš tai video dariausi. Ir jo, ir nusprendėm eiti žemyn per ožiukų kelią, nes jau gana šiaip šilta labai iš tikro pasidarė. Galėtų tie debesis jau ir grįžti. Dar ne tik, kad tas kilometrus mušam belė kaip, tai dar ir kalnų ožys. O tarp kitko, 400 metrų liko iki 30 km. Niekada gyvai neteko matyti, kaip beisbolą žaidžiu. Žiūrėk, išbėga, tipo pertrauką turbūt. O, pasisekė nufilmuoti. Na jo. Dabar jau tikslas yra pareiti namo. Toks ir buvo pradžioje liktis. Na jo. Dabar, aišku, eidamas prisiminiau, kad video liktais pirmam ten jau kur suredaguotas, sakiau, parodysiu, ką į kuprinę deduosi, ir nieko neparodžiau, jau beveik viską išnaudojau. Nu, bet galiu taip trumpai prabėgti, tai buvo litras vandens maišyto su milteliais ten tokiais, kad hidraciniais, nu, kad agnes visą kitą, nu, žodžiu, vitaminukais. Paskui 2 litrus paprasto vandens, 2 geliukus buvau pasiėmęs, manau, kad jų reikia. Geliukai, kur
karbohidratų šitų duoda dozę ir gyvent gali geriau. Tos 2 sumuštinius, rodžiau liktais. Rodžiau ir šitus tos sveikuolį, tos batonėlius. Ir nieko aš labai daugiau ir nebuvau pasiėmęs. Svarbiausias, sakau, man atrodo, tie geliukai yra labai geras dalykas. Vanduo, svarbiausias dalykas. Ir viskas, ir eini, ir kągi daugiau reikia. Daugiau aš ten nieko neturiu, turiu atsisėsti, kur tokį paminkštinimą iš Temu. Lazdą turėjau selfie, bet net nepanaudau, visą laiką rankai nešuosi va taip. Nes patogiau nežiūri žmonės kaip į grybą. 33 km įveikti. O aš jau minėjau, kad man tie paskutiniai metrai visiškai nepatinka. 0 pavėsio visiškai. O taip, galva nulemkas va taip einu. Bet jau nebetoli. O gal šitą likt, va čia nakvot. Palapinį pristatyta. Reklama. Įdomu, gal jau kažkas užsiėmė, gal jau kažkas naktavoja. Jau čia Lietuva, jeigu tai pastatytų, tai arba jos labai greitai dingstų tos palapinės, kaip būna Harry Potterio pasaulyje, arba kažkas juose rimtai apsigyventų. 10 years, mano finalas. Negaliu to patikėti. Apėjau. Štai ir jis. Šį kartą tikriausiai geriau matot negu ryte. Ryte buvo paskendęs rūke. Štai ir jis. Štai ir mes. Atvykom, atkeliavom. Viskas skauda. Kokios šitos nuotaikos, tai kol kas nieko gero realiai. Kol kas viskas skauda. Rytoj gal galvoju, nors gal rytoj viską irgi skaudės, bet galvoju, gal bus tas jausmas, kad aš kažką nuveikiau. Tai jau visą tą kilometražą. Šią metu Strava rodo 36,61. Iki čia nuo namų ateit buvo kažkur 1,6 km, dabar atgal pareit vis truputį daugiau, nes kitoje pusėje esam. Tai finale gausis daugiau ir mažiau. Tai ką ir norėjau pasiekti. Nepilnas maratonas, bet 40 km. Įkelsiu į Stravą, kur aš čia buvau, ką aš čia veikiau, galit pažiūrėti. Jo, jeigu patiko video, paspauskit pacinką, subscribint galit, kaip norit, nes šiuo metu negaliu kažko pažadėti, nes šiuo metu nenoriu nieko rai daugiau. Bet pagyvensim, pamatysim. Manau, kad už savaitės jau vėl susinorėsiu, tai galit pasubscribint. O aš einu namo į vonią. Smirda, nedaug dievė. Su jumis buvo Batai. Paulius. Davai.